Su draugais nuėjom prie Vilnelės pasidėt, pažiūrėt į dangų aukščiausią. Ir į kalną užlipę buvom visi. Tėtis išvažiavo į Vokietiją padirbėt. Mes vykome su Akvilė pas vyrą atostogauti ir ten mums jį pradėjo, iš pradžių jin gerai lakstė, vaikščiojo viską, po to jai sutriko koordinacija. Pradėjo kritinėti, po to taip palaipsniui jai galvos skausmai, vėmimas ir grįžome į Lietuvą. Iš karto pas gydytoją ir gydytoja mus išsiuntė į Panevėžį. Ten paguldė vaiką ir ten ir mums pasakė, kad jai auglys. Šiandieną tai buvo labai linksma. Rytas prasidėjo nuo Akvilės pažadinimo, bet man atrodo, kad ir pusė kaimynų atsikėlė, jeigu ne visi. Na, bet žinot, jeigu linksmintis, tai linksmintis reikia visiems. Ir pažaidėm daug smagiausių žaidimų. Išmokome, kaip reikia pagaminti gėlytę iš balionų, kaip pažaisti su nuostabia lėlyte. Jinai viską moka ir užsimerkti, ir atsimerkti, ir daug visokių smagiausių dalykų. Tai mes su Akvilė čia viską apžiūrėjom, parodinai man pačius savo gražiausius, smagiausius žaisliukus. Ir vos nepabėgau, nepapasakojus pačio smagiausio dalyko. Akviliai padovanojom kelionį į Disneylandą, kur galės žaisti ne tik su lėlyte, kurią mes padovanojam, bet žinoma, būtinai su ja reikės keliauti, kad būtų dar smagiau ir drąsiau nuo visų kalnelių leistis, kilti, žaisti. Mes šitos norėjom vien dėl to, nes jis labai smalsi, mėgsta viską pamatyti, mėgsta tos filmukus žiūrėti, animacinius, bet ji nori būti princesė. Irgi, tai sakom, galim pabandyti. Norim padėkoti labdaros vakaro Nidoje aukojusiems žmonėms, taip pat mūsų gydytojams, nuostabiems neurochirurgams ir onkohematologams bei personalui už pastangą, sunkų darbą, už rūpestį. Taip pat svečių namų Tiuka savininkams, kad priėmė mus, apgyvendinant sunkiu metu. Tai Akviliai linkiu kuo didesnės stiprybės. Viskas yra įveikiama ir reikia tik tais noro. Tai aš labai linkiu, kad mano Akvilė ir toliau būtų tokia žingeidi, kad visko norėtų pamatyti, kad visko norėtų sužinoti, kad norėtų su visais žaislais pažaisti ir kai yra noras, tada viskas ir išsipildo.